galim grįžti pirmąją seriją, ten nebus stovinčių. Tai va, parodyk dešinį, grįžtam į pirmą. Va, ir išjung posūkį. Mes važiuosim tiesiai. Antras išvažiavimas. Nu, gal. Autobusas tam mėlynam nedavė, bet jis nenorėjo daužyti mašinos, tai pristabdė žmogus. Įrodyk išvažiavimą, jie mėgsta posūkius, dešininis. Nu taip, antras. Tai dešinė būtų pirmas, o čia antras. Nes jie išvažiavimų, žinai, žiedė reikalauja. O žiedė bus dabar už 800 metrų bus žiedė pirmas, antras, trečias išvažiavimas. Į kairę ten tokio pravinikuosi. Jau gaziukas. Nu tai dabar jau tas ir. Tada už perėjos žiūrėsi. Tegu dega posūkiukas. Gaziukas į kairiausią. Tai nes čia labai nedėls, nes paskiau nespėjat. Nes jeigu dėlsia, tai paskiau jau čia nebelieka laiko persirikiavimui. Gali, nieko nėra. Super. O. Ten galėtų biškiai anksčiau vienas ženklas būti. Tai dar kitas. Ir dabar jau čia ruošiamės išvažiuoti. Rodai išvažiavimą. Ir važiuosim ten, išlysim į 9 Forto gatvę. Čia lėčiau kada, bet važiuoja kartais irgi čia 40 matei. Mūsų pagrindinis. Gali 2 kilometrus dadėk dar biškį. 40 važiuoja. Nes ten dar nebuvo sankryžos, o čia sankryža, tai kaip čia pasibaigtų. Tada, jeigu ten sąlygos leidžia, jeigu tu manai, kad saugu, tai galima tada iki 50, bet šitas pats keliukas toks siaurokas, vingiuotas. Dar atsirastų koks už priekio lenkiantis toksai. Siauras juostos, ar ne? Nusitrynė linijos. Važiuojam, čia sankryža buvo, tai 50. Žiedu bus pirmas, antras ar trečias išvažiavimas. Tuoj pasakysiu. Turbūt, kad trečias. Antras išvažiavimas, bet vis tiek reikės mums juostos kairesnės. Lėčiau, duot kelią ir dumsim į tą kairesnę. Ir pradėk važiuoti. O, super. O, taip. Ir rodai išvažiavimą. O, važiuosim į depo. O, toks labai kreivas, ne? Žiedukas toks biškiai. Jau nepavyko gražiai padaryti. Važiuosim depo, prisiparkuosim ir išvažiuosim. Tai bus žiedė pirmas, antras, trečias išvažiavimas. Tai turbūt, kad jau ten kairesnės reikės, aš tiksliai nežinau, čia reikės. Jo, aš šitos kairesnės. Duot kelią, neduot. Duot kelią.
Juočkis nevažiuoja, varom tada, o, super. Va, pirmas, antras, o mūsų depo trečias. O čia vaita. Ir tada tai, ir ten labai tokioj įdomioj buvo stopas, matysim. Nežinau, gal dabar jau, o yra stopas, tai nelėk, nes reikės padaryti. Ką reikia padaryti? Stoti. Čia prie ženklo. Taip, ten lenkas tada su linija. Ir tada biškį kišam nosytę. Arba tiesiai gal važiuosim, tiesiai ten parasim parkavimui vietų. Tiesiai. Jo. Ir tada va, čia gal į kairę ir pasiparkuosim, nes prie įėjimų daugiau būna sugrūžta, tai geriau į kairę. Tada daugiau vietos būna toliau nuo įėjimų. Ir va surask vietos pastatyti, kur nors matau čia, kad bus į kairę. Ir tada galėsi pastatyti. Nėra ženklo, reiškia kaip nori. Tai da, biskutuką teisingai, bet dar biškai va, dar taip, va, teisingai, tada truputį atsitrauksi į dešinę, daug, suk, lėtai važiuok, suk, daug, lėtai važiuok, daug suk vairą, va, o, ir tada jau vėl dabar tilpsi, bet daug vairą sukinėt, o lėtai vos judėt, aikštelės toks stiliukas. Iškerčiau į raudoną šiek tiek vėl. O. Ir vėl dabar jau tiesindama. Ir stop. Va, kad virš bortelio nebūtų bamperis išlindęs, tai dabar pažiūrėk, va, po to veidrodėlio bamperis kaip tik ir yra po veidrodėlių. Bortelį pamatai. Langą gali atsidaryti. Po veidrodėlių bortelį tu matai priekyje. Ką? Taip, nu tai va, gerai. O šonas irgi gerai. Jo? Gerai. Ir 30 cm nuo kitų mašinų yra? Išlips žmonės? Išlips. Gerai, parkingas. Va. Tai va tuos pamatuoji. Priekis galas, šonas ir kad būtų išlipimui vietos daugiau kaip 30 cm. Nu, galima daugiau. Tada reiktų, jeigu būtų mažiau, tai tada arba pataisytum, o jeigu nebūtų galimybės, važiuotum į kitą vietą. Gerai, vėl važiuojam toliau. Tai va čia jie karetkačiais gali atvažiuoti. Ten leidžia, mačiau, kad į abi pusės išvažiuoti, tai čia jau kaip tau patogu. Išmoksi. Važiuoti. Gal tu kaip įvažiavai, taip ir išvažiuok į tą kairę pusę, nes matau, kad tas Volvo ilgesnis, tai žinai, į dešinę tau nosyteklius, o piktai, oi, raudoną nenugrauk. O tiesiai dar teisingai. Gerai, dabar nenugriauni, dar. O dabar jau gali va sukti, tai va, labai kontroliuok ir priekį, ir galą. Ir užtenka. Ir va čia galime dešinės laikykis, daug suk, lėtai važiuoju. Ir tada mums reikės į kairę išvažiuoti. Ir tada žiūrėt, kad nieko nebūtų. Ir tada išvažiuosim į dešinę. Bet taip užsimesk iš kairės. O, šitaip. Va, nes šitokių jau padaryta, taip vis tiesiam dar. O, super. Nu, va, toksai. Ir bus pirmas išvažiavimas į dešinę. Nu, gerai. Pastriravom. Dabar bus vėl iki to žiedo. Žiedė bus antras turbūt išvažiavimas jau. Žiedė į kairę ten ant sankryžoj tolimesniai. Čia tiesiai važiuojam, nes čia kairė kiemas. O ten suksime į kairę.
leidžia abiem, ten toliau. Matai, Toliau? leidžia dviem, jo, toliau. Čia kažkoks irgi, gal statybos kažkokios. O čia, matai, nors vienas, bet taip kitokie ženklai biškai sudėti. Dviem juostom leidžia. Nėr kam duot. Biškai galinių ratų jau taip, biškai šiek tiek. Žiūrėtėm borteliuką, bet geriau nepalies. Ir čia rodė išvažiavimą. Turbūt grįžtam į dešinę, rodom, jeigu tas bemas nelenda. Išjungiam, iššiukus saugokis, nes blogas matomumas. Tiesiai važiuosim. Ir šviesoforas į dešinę. Jau dabar rodyk jo, tada tau jau priims sprendimą, kad nelyst ir tada žino ir tu tikrai įsitikini ir tada va padarai. O jeigu dar nerodai, tai jau tu jau paskiau žiūri nieko nėra ir rodai, jau ten ir važiavęs koks, žinai. Kas su tais į dešinę. Tie posūkiai iš anksto rodomi, žinai, tai tada yra naudos turi daug. Aš tai žvilgtelėjau, kad nebūtų dviračio. Jo, teisingai galėjo. Ir čia va, jie neturėtų eiti, neina, pažeidėjų nėra, tvarkoj. Raščiukas, va, kad mes, kad netyčia per dvinę nuvažiuoti. Ir ten iki galo, gale bus pagrindinis į dešinę. Kai pramoksta, žinok, tuščiai vietoj perviršyje. Visą laiką tada, žinai, jau užmesk akį, kur tuščiasnė vieta, gerai, kad pagreitini, bet jau iki leistinos ribos. Nu va, pagrindinių bus į dešinę. Ir dėdukas, tai žinok, jisai pailsėjo ir dabar jį reiktų praleis, žinai, nes va, matai, taip ir yra. Ir apsidairydama, ir jau kai tik išlipa, ir mes išvažiuojame. Ir čia dar viena perėja, bet čia ir bus į kairę. Va, tai leidžia abiem, ar ne, juostelė. Ir ten pasukę į kairę tiesiai ir važiuosim, tai gal ir likim šitoj, nes ten paskiau leis tik tai dešininė tiesiai. Va, tai šitą ir likim juostelę, matai. Čia tam. O šitą va, jo, juostelė. O, ir dabar tiesiai.
Jo, čia toks keistas biški, bet va, taip. Čia jis, matai, laikinai, čia ateity turbūt vedukas bus, tai tokį padarė apvažiavimą, tai va, tai jis toks tikras želionės čia pas jūs. O, taip, kad nenutiknėtum. Ir rodai aplenkimas, nes stovi mašinos. Ir ten, jeigu nebus stovinčių, tai sugrįžimą parodom, jo. Dar viena juosta rado, kurios nėra čia, bet čia taip jau 2 juostos, o ne 3, žiūrėk, kad jau. Ir mes taip kol kas ir būnam antroj, nes čia toj nupaišys, kai tik tai atšils oras, nes čia matai anksčiau parasfaltavo ir nenupaišė tų žemėjimų. Čia viena, čia antra juosta. Ir šviesaforas į kairę, tai todėl mes jau liekam čia tada antroj juostai. Nu va, suksime į kairę. Rodyti. Biškį daugiau stabdyti ir lėtai privažiuoti. Nes va tas toks biškį, kad, kaip kalbėjom anksčiau, kad lėtesni privažiavimai, kad jų negąsdinti. Tai va, čia rodyklės nėra, tai jau reiks iš priekio žiūrėti, bet man atrodo čia, nežinau, gal ir važiuoja. Įvažiuosim, žiūrėsim priešų ir pešiųjų. Bet lyg tai čia nevažiuoja padaryta. Matysim pagal situaciją. Autobusam yra, tai čia jau taip mes turėtų biškį čia pažymėjimą tokį padaryti ateity, bet žinoma, tai jie nedaro tarp tų linijų, retai kada dažo, nes sąlygos nelabai leidžia. Drusiau čia važiavėm, čia patinka. Nes čia toks gana toks tiesus kelias, jeigu kliūčių nėra. Šį labai kartais užsilėtina, tai jiem jau įtarumas būna. Nusileidę mes per Varnių važiuosim iki autobusų stoties, tai bus į kairę. Aišku, už Salelės reikės ten toliau dar. Bet jau dabar gali rodyti kairį posūkį, nes čia išplaties kelias, rodai, ir tada va laikais į kairę. Nes jeigu tik nerodyk, tai jau ten tau užims. Žiūrėjom, mūsų pirmumas. Va, ir leidžia 2 juostom, matai? Tai tu biškį pristabdyk, va suksim šitą juostą, pristabdyk biškį, va, čia. Toks įdomus čia, toks naujokam biškį. Bet jie tokie yra, matai, ant vingis ir išplatėjo 2 juostelėm, tai mes toks kairinės mums nereikia, nes į kairę ten toliau nesuksim. Čia paskui tą pilką ir važiuosim, nes čia papildoma juostelė atsiranda, tai biškį žvilgdėl, kad kiti tvarkingai ar važiuoja.
neverta, nes ten stovinčių atbulinį išvažiuojančių būna. Ten trečia yra juosta, tai mes, jeigu tinkamų greičių, tai galim